Sveiki! Taigi, kaip sėkmingai pasiruošti ir išlaikyti A kategorijos motociklo egzaminą? Šiandien kaip tik apie tai ir kalbėsime. Peržvelgsime visus svarbiausius regitros patarimus, pradedant nuo to, ką reikia padaryti dar namie ir baigiant tuo, kaip elgtis jau atvykus į egzaminą. Na ką, balandžio 1 jau praėjo, o tai reiškia vieną. Motociklo egzaminų sezonas oficialiai atidarytas. Taigi, dabar pats geriausias laikas viską gerai pasikartoti. Remiamės tiesiai regitros rekomendacijomis, kad viskas egzamino diena eitųsi kaip per sviestą. Gerai, pradedam. Iš tikrųjų, sėkmė egzamino diena, žinokit, prasideda kur kas anksčiau, dar namuose. Sakoma, kad geras pasiruošimas yra pusė darbo, tiesa? Tad pažiūrėkim, kągi būtinai reikia susiruošti ir pasitikrinti prieš uždarant namų duris. Pats pirmas ir ko gero svarbiausias dalykas – apranga. Ir čia norisi pabrėžti labai aiškiai. Jei atvyksite be bent vieno iš šių dalykų, egzaminas paprasčiausiai neįvyks. Tiesiog. Tai yra fundamentalus saugumo reikalavimas, su kuriuo jokių kompromisų negali būti. Keliaujam toliau. Techninė įranga. Visos egzaminuotojo instrukcijos keliaus būtent per ryšio įrangą, todėl ji turi veikti tiesiog idealiai. Pagalvokim, kodėl tai taip svarbu, nes bet koks net menkiausias techninis trikdis egzamino metu tai milžiniškas papildomas stresas, o jo tikrai nereikia. Todėl nuoširdus patarimas – išbandykit viską namie. Ar gerai girdisi, ar ryšys stabilus – būtina. Gerai, dabar apie namų darbus. Ne tuos iš mokyklos, o tuos, kurie tikrai svarbus. Geras teorinis pasirengimas tai yra tiesiog aukso vertės. Jis duoda tą vidinį pasitikėjimą ir, kas svarbiausia, gerokai sumažina jaudulų. Nes kai žinai, ko tikėtis, viskas atrodo daug paprasčiau. Štai čia momentas, kurį daugelis praleidžia pro akis. Praktikos egzaminas neprasideda nuo rakto pasukimo. Oi ne, viskas prasideda nuo 3 klausimų apie motociklo techninę būklę ir sandarą. Ir žinot, kas geriausia? Visi šie klausimai su atsakymais yra viešai prieinami regitra.lt svetainėje. Tad tiesiog skirkite tam laiko, peržvelkite ir būsite ramius. Jokių netikėtumų. Specialiai manevrai aikštelėje. Taip, egzaminuotojas, žinoma, viską paaiškins vietoje, bet patikėkit, jausmas bus visai kitoks, jei aikštelę atvažiuosite jau žinodami, kas po ko seka ir kaip atrodo tų pratimų schemos. Tada visas dėmesys galės būti sutelktas į patį atlikimą, o ne į bandymą staigiai suprasti, ko iš jūsų nori. Tai milžiniškas skirtumas. Na štai, atėjo ta diena. Atvykote į regitros egzaminų centrą, pulsas gal šiek tiek padažnėjęs, prasideda pats atsakingiausias etapas. Pakalbėkim, ką daryti ir kaip elgtis per tas pirmasis lemiamas minutes. Svarbus momentas tiems, kas egzaminą laiko su regitros motociklu. Labai svarbus. Nesinaudojate sava? Tada tiesiog būtina skirti kelias minutės susipažinimui su naujoju draugu. Nes juk žinom, kiekvienas motociklas turi savo charakterį, šiek tiek kitokį jautrumą. Todėl trumpas bandomasis važiavimas čia ne galimybė, o būtinybė. Ir tas bandomasis važiavimas tikrai nieko sudėtingo, bet jo nauda milžiniška. Koks tikslas? Tiesiog per porą minučių pajusti, kaip gyvena šis motociklas, kokia sankaba, koks stabdžių jautrumas, kaip reaguoja akceleratorius. Reikia tiesiog susidraugauti su motociklu, pajausti jo gabaritus, jo svorį manevruojant, pamatysit, po tokio trumpo testo jausitės kur kas tvirčiau. Gerai, dabar palieskime temą, kuri spėju daugeliui kelia nerimą. Tai bendravimas su egzaminuotoju. Sėkmingas aiškus ryšys tai yra tiesiog raktas į sėkmę. Įsivaizduokim visiems puikiai pažįstamą situaciją. Šiek tiek streso, ausinukė girdisi balsas ir staiga stop. Ar aš tikrai gerai išgirdau, o gal netaip supratau? Ką daryti tokiu atveju? Štai auksinė taisyklė, kurią reikėtų įsikalti į galvą. Drąsiai perklausykite. Visada, jei kyla nors menkiausia abejonė, klauskite. Egzaminuotojas tikrai paaiškins dar kartą. Jo tikslas juk nėra pakišti koją, o objektyviai vertinti gebėjimus. Tad klausti ne gėda, o protinga. Ir žinot, kodėl tas aiškumas yra tiesiog gyvybiškai svarbus? Nes kiekvienam pratimui duodamas tik vienintelis bandymas. Viskas. Daugiau šansų nebus. Todėl čia logika labai paprasta. Geriau 10 kartų pasitikslinti ir padaryti teisingai iš pirmo karto, negu spėlioti. Ir žinot, kas būna toliau. Gerai, pakalbėjom apie komunikaciją, bet tai dar ne viskas. Labai svarbu žinoti ir naujausias žaidimo taisyklės. Neseniai pasikeitė vertinimo kriterijai ir vienas pakeitimas yra tiesiog super aktualus visiems, kas ruošiasi laikyti motociklo egzaminą.
Viskas čia labai paprasta ir priklauso nuo vienos konkrečios datos – balandžio 22-osios. Jei egzaminas buvo iki šios dienos, galiojo senos taisyklės. Jei laikote balandžio 22 arba vėliau, teks taikytis prie naujos tvarkos. Tai kasgi čia per naujovę? Ogi viskas sukasi apie akių apsaugą. Taisyklė tokia, jeigu greitis pasiekia arba viršyje 30 km/val, akių apsauga, pavyzdžiui, nuleistas šalmo stikliukas, yra privaloma. Būtinai. Važiuojant lėčiau, šis reikalavimas negalioja. Ir čia toks, sakykime, gyvenimiškas patarimas tiesiai iš regitra specialisto lūpų. Kad egzamino metu nereikėtų sukti galvos, koks dabar greitis, reikia to stikliuko ar nereikia, yra vienas paprastas sprendimas. Jei tik oro sąlygos leidžia, tiesiog laikykite tą šalmo stikliuką nuleistą visą laiką. Viskas. Nulis streso ir nulis galimybių padaryti klaidą dėl šios taisyklės. Ir pabaigai turbūt pati svarbiausia mintis. Visas šis pasiruošimas, visos šios smulkmenos, jos daro vieną didelį darbą. Augina pasitikėjimą savo jėgomis. O kai esi ramus ir savimi pasitiki, viskas tampa įmanoma. Taigi didžiausia sėkmės egzamine. Pavyks.